Tai meditacija iš meditacijų maratono intensyvo skirto kelių gyvenimo sričių susiderinimui ir harmonizavimui su 2026 metų energijomis. Šiandienos meditacinėje praktikoje kreipsime dėmesį į dvasinį vystymąsi, kaip į pagrindinę mūsų įsikūnijimo užduotį. Viskas, ką turime šiame materialiame pasaulyje – sveikatą, šeimą, darbą, finansus – tai yra įrankiai nematerialiems tikslams įgyvendinti. Tiems tikslams, kuriuos esame nusistatę dvasinėme pasaulyje. Šie tikslai yra susiję su sielos savybių ugdymu, vibracijų kėlimu ir artėjimu prie savojo aukštesniojo aš. Dvasinis vystymasis neįmanomas be ryšio su aukštesniuoju aš ir be sąmoningo bendravimo su dvasiniais kuratoriais, būtybėmis, kurios mus lydi, nukreipia ir padeda vykdyti įsikūnijimo užduotis. Kiekvienas žmogus yra susietas su aukštesniuoju aš per dvasinį kanalą, einantį per 7 čakrą ir kylantį į subtiliuosius bei dvasinius pasaulius. Per šį kanalą pasireiškia intuicija, sąžinė ir atsakymai, kuriuos gauname iš savo dvasinio vedlio. Šiandienos praktika skirta dvasinio kanalo išvalymui ir išplėtimui, jo sinchronizavimui ir sustiprinimui, kad galėtume aiškiau girdėti savo aukštesnį aš ir savo kuratorius. Mes dirbsime su naujųjų metų energijomis, ugnies ir saulės vibracijomis, kad sustiprintume gebėjimą atpažinti dvasinės užuominas, priimti jas, išlaikyti atmintyje ir labiau pasitikėti savimi šiuose procesuose. Tai taip pat yra mentalinė praktika, be daiktų, be ritualų, viskas atliekama mintimis. Jei nori, gali užsidegti žvakę, smilkalą arba tiesiog susitvarkyti aplinką taip, kad ji padėtų giliau pasinerti į šį procesą. Pradėkime meditaciją. Atsisėsk patogiai, atsipalaiduok, rankų ir kojų nekryžiuok, sėdėk tiesia nugara. Paleisk mintis, atpalaiduok kūną, veidą, ypač akis ir žandikaulius. Susitelk. Kelis kartus giliai įkvėpk, sulaikyk kvėpavimą 2-3 sekundės ir iškvėpk pro pravertą burną. Užsimerk. Akys turi būti užmerktos, bet atpalaiduotos. Pradžioje tiesiog stebėk savo kvėpavimą iš šalies. Šiais meditacijai yra labai svarbi emocinė ramybė. Atkreip dėmesį į savo emocijas ir į mintis, kurios kyla. Mintys dažnai parodo tas emocijas, kurių nejauti arba nesuvoki. Įvardyk savo emociją. Jei jos nėra, tai ramybė. O jei yra, mintise pasakyk sau, ką jauti. Jei yra bent meigiausia emocinė bangelė, pastebėk ją. Įsivaizduok jūrą. Tu žiūri į jūrą, o emocija tai banga. Įvertink, kokio ji yra aukščio, ar ji viena, ar bangos dengia visą jūrą. Jei savo emocinėme lauke matai bangas, įkvėpk lėtai ir giliai. O iškvėpdama įsivaizduok, kad nukreipi šviesą į šias bangas. Ir mintise ištark. Aš paleidžiu visas emocijas. Aš grįžtu į ramybės ir dėmesingumo būseną. Įsivaizduok, kaip bangos rimsta, kol jūros paviršius tampa lygus ir tylus. Dabar atkreip dėmesį į pakaušį.
Įsivaizduok, kad viršugalvyje yra sūkurys, kuris sukasi, o jo vidinė dalis kyla iš galvos. Įsivaizduok, kad žiūri į jį ir matai violetinį sūkurį, kuris pamažu tampa baltas ir leidžiasi gilyn. Tai tavo 7 čakra, karūnos čakra. Joje pamatyk arba įsivaizduok gražų baltą kristalą. Savo sielos kristalą, kuriame saugomos tavo intencijos ir tikslai, įgavę kristalinę sąmonės struktūrą. Dabar įsivaizduok, kad nuo šio kristalo aukštyn kyla sūkurys, baltėjantis ir kylantis virš galvos. Nuo viršugalvio formuojasi baltas kanalas. Pažvelk į jį iš šalies, jis primena vamzdį. Įvertink jo skersmenį. Pažvelk į vidų, gal ten yra kokių kliūčių ar kokių nors daiktų. Jis turi būti visiškai laisvas ir tuščias. Tai tavo dvasinio kanalo švaros ženklas. Dabar įsivaizduok, kad šis baltas kanalas kyla aukštyn ir ties lubomis išnyksta. Ten jis pereina į nematomą spektrą, į dvasinį pasaulį. Kad pamatytum jo tęsinį, turi perjungti savo suvokimą į kitą lygį. Įsivaizduok, kad žiūri į šį kanalą, o tada nukreipi žvilgsnį į kambario erdvę. Mintise apsidairyk ir ištark. Aš priimu naujųjų metų energijas, saulės ir ugnies energijas. Tavo suvokimas pamažu persijungia ir tu galbūt pamatai kibirkštis, šviesos blyksnius, ugnies liežuvius ir saulės spindulius, užpildančius kiekvieną kambario erdvės milimetrą. Tu tai matai ne akimis, o dvasinė širdimi. Ir jauti, kaip aplink tave liepsnoja erdvės ugnis. Jei nepavyksta matyti, tiesiog įsivaizduok. Jei nepavyksta įsivaizduoti, tiesiog žinok, kad tai vyksta. Mintise įsivaizduok, kaip plečiasi tavo dvasinis kanalas ir į jį įteka ugnies ir saulės energijos. Ir jis plečiasi, o šios energijos eina į vidų ir jį išvalo, sudegindamos viską, kas trukdo laisvai judėti energijai. Mintise ištark. Savo dvasios jėga. Aš harmonizuoju savo dvasinio kanalo vibracijas su ugnies stichijos vibracijomis ir su saulės energijos vibracijomis. Prašau ugnies dvasių ir saulės dvasių padėti man susiderinti su jūsų energijomis ir visiškai prisitaikyti prie naujos erdvės. Įsivaizduok, kaip ugnies ir saulės energijos plečia tavo dvasinį kanalą ir susijungi su jom taip, kad matai baltą vamzdį apsuptą ugnies ir saulės spindulių. Pažvelk ir įsivaizduok, kad žiūri iš kanalo, iš to vamzdžio vidaus, o jo gale matai ryškią baltą šviesą. Tai tavo aukštesnysis aš. Pasveikink jį. Mintise ištark. Mano aukštesnysis aš. Sveikinu tave. Dėkoju tau už šį įsikūnijimą. Aš pasiruošusi bendrauti su tavimi kiekvieną dieną,
kiekvieną valandą, kiekvieną šių metų minutę ir vykdyti tavo dvasinius patarimus, nes mes esame viena. Įkvėpk lėtai ir giliai ir iškvėpk. Dabar mintyse kreipkis į savo kuratorius. Jei žinai jų vardus, tuomet ištark juos. Mintyse tark. Aš dėkoju jums, mano kuratoriai. Siunčiu jums savo meilės šviesą ir išreiškiu pasirengimą bendrauti su jumis ir keistis energiją šiais metais, jei būtų tokia jūsų valia. Aš dėkoju tau, mano aukštesnysis aš, ir jums, mano kuratoriai, už mano dvasinio kanalo sinchronizavimą su naujųjų metų energijomis. Siunčiu jums visiems savo meilės šviesą. Minčių ir vizualizacijos pagalba tu susiderinai su naujųjų metų energijomis. Išvaliai savo kanalą ir jį praplėtei. Ir kad šis rezultatas išliktų, kasdien kreipkis į savo aukštesnįjį aš, bet kokiais klausimais, buitiniais, darbo, sveikatos, santykių, kad ir pačiais banaliausiais. Bet kuris kanalas išlieka išplėtas tas tik tada, kai juo yra naudojamasi. Jei ne, energija iš jo pasitraukia, jis susitraukia ir grįžta į minimalų aktyvumą, kurio tu galbūt net ir nepastebi. Dabar mintyse ištark. Dėkoju savo aukštesniajam aš už šią meditaciją. Dėkoju visiems, kurie ją parengė ir joje dalyvavo. Siunčiu visiems savo meilės šviesą. Dabar suskaičiuosiu nuo 1 iki 5. Kai pasakysiu 5, sugrįši į čia ir dabar, į dabarties momentą, į savo kūną ir atsimerksi. 1, 2, 3, 4. Įkvėpk lėtai ir iškvėpdama atsimerk. 5. Dėkoju tau už šią praktiką ir už tai, kad viso naujametinio intensyvo metu buvai kartu. Parašyk savo pojūčius, įspūdžius ir klausimus. Iki susitikimo. Tavo Meditėja.